Visų mūsų tikslas yra užauginti kuo gausesnį ir sveikesnį derlių, tačiau ne visais atvejais mums tai pavyksta. Tai didelės įtakos turi besikeičiančios klimato sąlygos. Prarasta kontrolė piktžolėms, ligoms, kenkėjams mums atneša derliaus nuostolius. Mineralinių medžiagų trūkumas slopina augalų augimą ir vystymąsi. Perteklinis šių medžiagų kiekis taip pat turi neigiamo poveikio augaluose vykstantiems įvairiems procesams. Taip pat elementai ima vienas kitą blokuoti. Būtina kontrolė nuo sėjos iki pat derliaus nuėmimo, stebėjimai pasėlių, kenksmingųjų organizmų rizikos įvertinimas. Norėčiau trumpai pasižiūrėti apie mūsų centrą, kas tai įvyko per tą mažą jubiliejų 5 metus. Tai šiai dienai mes jau galime atlikti labai daug tyrimų įvairaus pobūdžio. Vegetacijos metu mes stebim augalus, pasėlius, žiūrime, darome analizės, renkame milijoninius kiekius pradinių duomenų, kuriuos vėliau sisteminam, žiūrime galutinius rezultatus ir remiantis šiais rezultatais mes galim pateikti sprendimus tikslius, saugius ir efektyvius. Šiandien aš pristatysiu jums apie sėklos kontrolės ir kai kurių ligų kontrolės būtent sprendimus. Nebūsiu aš, jeigu nepakalbėsiu ir apie rapsus. Tai pradėkim nuo pradžių. Iš tikrųjų, kulimo metu mes matom grūdus, sėklas. Atrodo viskas tvarkoj, bet kviečiu pažvelgti iš mokslinės pusės giliau. Ir kaip matote, šitas vaizdas tikrai nėra džiuginantis. Tai patogeniniai grybai, kurie gali plisti vieni su sėkla ir ją sunaikinti. Kiti patogeniniai grybai daro tokį dalyką, kad sugeba sukelti grybinės ligas. Tos lygos jau žalą daro vėlesniuose tarpsniuose. Būtina sėklų kontrolė. Puikiai žinom ir pastebim, kad cheminių beicų veiklių medžiagų sąrašas trumpėja ir ateityje jis labai sutrumpės. Reikia ieškoti saugių produktų, būtent sėklos kontroliai. Tyrimuose atliekam tikrai jau seniai, jau dabar 6 metai prasidėjo, atliekam su įvairiais biologiniais produktais, juos apveliam sėklas ir stebim. Atliekam tyrimus ir laboratorinius, ir lauko, ir per šitą visą laiko tarpą mums nudžiugino produktas Agroplus Outrun SD, kurio tendencijas išliko visose metuose prie bet kokių oro sąlygų. Apvėlus kviečių vasarinių sėklas šiuo produktu mes gavom teigiamą pokytį įvairiems augalų biometriniams rodikliams, ypač išryškėjo stiebų skaičiai, grūdų skaičiai varpoje. Taip pat buvo gautas derliaus pokytis. Šis pokytis sudarė daugiau kaip 11% lyginant su kontrolė. Panašios tendencijos per 5 metus išryškėjo ir ankštiniuose augaluose. Tai ir pupose, ir žirniuose. Ir labai džiugu, kad panaudojus šį biostimuliantą, iš tikrųjų augalai užaugino labai daug azotą fiksuojančių gumbelių, lyginant su kontrolė. Taip pat šaknų sistema buvo daug tvirtesnė ir stipresnė. Kas liečia derliaus, tai kaip matote, derliaus pokytis taip pat buvo ryškus. Pupose mes gavom per 4 metus 10% padidėjimą, žirniuose mes gavome 10,5% didesnį. Tai reiškia jeigu biostimuliantas Agroplus Outrun SD padidina gumbelių skaičių 15%, mes sukaupsim daugiau mineralinio azoto. Tai bus rezultatas didžiausias ir teigiamas derliaus padidėjimo atžvilgiu jau sekančiais metais auginantiems augalams. Pakalbėkim apie ligas javose.
Šiandien noriu apšnekėti apie žieminius kviečius. Ir iš tikrųjų žieminiuose kviečiuose jau rudenį ant jaunų augalų lapų mes galime pamatyti ligų simptomus. Dažniausiai būna septoriozė ir miltligė. Peržiemoja augalai, peržiemoja lygas, peržiemoja infekcija, keliauja pavasarį atsinaujinus vegetacijai, vėl lygos pabunda, augalai pabunda ir ta infekcija keliauja jau vėliau ant naujai išaugusių augalų lapų. Ir tik tai nuo oro sąlygų priklauso, kaip tos lygos tarpusavį ims konkuruoti ir pažeis, ir kuris stipriau pažeis augalus. Iš tikrųjų, apie sprendimus lygų kontrolė javose papasakos jums Liveta, bet aš noriu pasidalinti su jumis tyrimais, kuriuos atlikom kitokio pobūdžio. Surinkome iš visų Lietuvos rajonų lapus. Tie lapai buvo besimptomiai, tai reiškia, ant augalų lapų nebuvo jokių požymių ligų. Atlikom laboratorijoje molekulinius tyrimus ir, kaip matote, kviečiuose dominavo dvi lygos, tai kviečių dryžligė ir lapų septoriozė. Iš tikrųjų, šitos lygos labai mėgsta drėgmę, nepaslaptis, tačiau septoriozė labiau mėgsta švelnesnį šilumą, apie 22 laipsnius, o kviečių dryžligiai, kaip labai smagu, kaip jai karšta, 24 ir daugiau laipsnių. Tai tik nuo šitų oro sąlygų ir priklauso, kuri lyga užims pirmąją vietą ant augalų ir labiausiai pažeis. Dar noriu priminti, kad šių lygų latentinis periodas taip pat labai skiriasi. Septoriozės labai ilgas, kviečių dryžligės daug trumpesnis. Lygų kontroliai yra svarbu ne tik fungicidų panaudojimas, svarbu ir kokiam prieselį mes auginam žieminius kviečius. 23 metais buvo išanalizuoti tyrimai ir, kaip matote, sėjame kviečius po pupų, po rapsų ir atseliavom. Tai po pupų sėjant kviečius mes turėjom jau ir miltligės, septoriozės ir dryžligės, bet ligų intensyvumas buvo daug mažesnis nei sėjant po rapsų ir atseliuojant. Po rapsų, kaip matote, dominavo septoriozė, o aišku, lyderystė atseliuotam pasėlį pasiekė kviečių dryžligę. Tai va taip ir turim galvoti, žiūrėti, kokie yra priesėliai ir kaip reikia kovoti ir visas technologijas, tai Liveta papasakos apie sprendimus. O dabar, pernai metais kažkas sakė, kad sklerotinio puvinio nėra. Aš tikrai noriu paneigti, jis yra. Ir tikrai šios nuotraukos darytos praeitais metais. Taip, ligos plitimui labai buvo mažai drėgmės, bet ši liga išlieka žalinga rapsuose. Jinai prie silpnesnio to oro sąlygų, kur nelabai taip tinkančių, pažeidžia daugiau šoninės šakas, gali pažeisti ankštaras, taip pat ir pažeidžia stiebus. Šios ligos kontrolė yra sudėtinga, todėl kad mes turim naudoti sprendimus tuomet, kaip ligos požymių nėra ant augalų, o rezultatą visą neigiamą matom tik tai brendimo tarpsnių. Tai iš tikrųjų žalingiausias momentas šiai lygai yra, kuomet sutampa 3 faktoriai: rapsų žydėjimo periodas, grybo askosporų skraidimas ir, aišku, drėgmė. Net įvairioje literatūroje rašoma, gali ir prie 60% santykinės drėgmės, ir prie 70%. Iš tikrųjų, ši liga išlenda ir padaro savo darbą. Tai 5 metų rezultatų duomenimis mes taip pat tęsiam šios tyrimus ir įtraukiam vis naujus produktus, bet noriu parodyti, kad per 5 metus vidutiniais duomenimis vis dėlto tas purškimas žydėjo metu 2 kartus, tai žydėjimo pradžiai ir antroj pusiai, duoda geriausią rezultatą, tiek apsaugant augalus nuo ligų, tiek sumažinant kenkėjų žalą. Net gautas derliaus pokytis 13%, nors per 5 metus, kaip prisimenat, buvo skirtingos oro sąlygos. Kita liga yra žalinga fomozė. Šios ligos kontrolė dar yra sudėtingesnė, todėl kad visa infekcija prasideda nuo lapų. Tiek rudenį, tiek pavasarį.
Nuo rudenį užsikrėtusių lapų infekcija keliauja tiesiai į šaknies kaklelį. Pavasarį atsiradus dėmės ant lapų keliauja jau aukščiau ant stiebo ir tai infekcija perneša jau grybo konidijos. Tai iš tikrųjų purškimas, kažkada purkštas 4 lapelių, kai būdavo pilna dar požymių ir ant lapų, mes puikiai sukontroliuodavom augimą ir kartu ligos infekcijos lygį sumažindavom. Tačiau šiais dabartiniais laikais, kai purškiam, kontroliuojam augalų augimą, iš tikrųjų rapsai dar neserga fomozė, nes fomozė labai myli vėsų ir drėgną orą. O rugsėjo mėnesį dažniausiai mes turim birželio mėnesio vasarišką orą. Tai spalio mėnesio tik antroji pusėje atsiranda pirmosios dėmės. Ir kviečiu tikrai, remiantis rezultatais, pasirinkti šį sprendimą, kuomet ant lapų pasirodo iki 15% randama pažeistų lapų su fomozės dėmėmis, panaudoti fungicidą nuo šios ligos. Ir tai sumažins infekciją tiesiai iš šaknies kaklelį. Sakysit, kad galima naudoti anksčiau. Ne, šita liga turi būti kontroliuojama tada, kai jinai yra. Tai jeigu mes panaudosim anksčiau, mes neapsaugosim augalų, nes infekcijos nebus ir tikrai neužteks lygio viso ištęstinio periodo, kad sustabdyti šios ligos. Nuo pavasarį atsiradusių pažeidimų lapų į stiebą, taip, pažeidimai būna anksčiau ant stiebo, tos dėmės netokios gilios, kiek šaknies kaklelio srityje. Taip pat norėčiau dar paminėti ir verticiliozę. Ir iš tikrųjų verticiliozė taip pat yra sėjomaininė žalinga liga rapsams. Ir matom ir pastebim, kad augalai šiek tiek būna švaresni, kuomet panaudoti sprendimai būna nuo fomozės kontrolės ir nuo sklerotinio puvinio. Iš tikrųjų taip, augalas tampa tvirtesnis, sveikesnis, jis gali pasipriešinti verticiliozei. Bet turim neapsigauti, verticiliozės sukėlėjas gyvena dirvoje. Infekcija keliauja šaknimis ir augalo viduje. Tai kad pasakyt, kad fungicidą nupurškus ir sukontroliavai verticiliozę, tikrai to negalima pasakyti. Reikia geriausia apsauga, aišku, sėjomaina ir taip pat naudoti produktus skirtus dirvoje naikinančiams grybams. O pabaigai tai norėčiau pakviesti, paanalizuoti mūsų leidinį, mokslinį leidinį, sudėta labai daug rezultatų, tų galutinių iš tų milijoninių kiekių pradinių duomenų. Nepamirškite pasiimti 22 metų leidinį ir palyginti tuos 2 metus, nes tie metai skiriasi taip pat oro sąlygomis. Ir kviečiu žiūrėti ir priimti sprendimus, rekomendacijas mūsų, kurias mes leisime naujienlaiškiuose, atvykti į lauko dienas, padiskutuoti. Aišku, iššūkių bus, bet turime nebijoti jų. Ačiū.